naujas 5 žvaigždžių Akzavara viešbutis, Santa Susana miestelį, Merezme pakrantėje ir jau pravažiuojantis yra nuostabus, žiauriai fainas. Vat žiūrėkite, kur apylinkės kokios, net antrapus gatvės apsodinta augalais ir vaizdas tolumoje į Santa Susana miestelį. Labai gražu nuo pat įėjimo. Iškart manikiūro salonas, juvelyrinė parduotuvė. Ir vau, skraidantys žmonės. O kokia registratūra. Ir atsiimu savo žodžius dėl skraidančių žmonių, čia yra plaukiantys žmonės, plaukikai. Be abejo, visur gyvos. Ne visur gyvos gėlės, bet labai gražiai atrodo. Šalia restorano va, šitas baseiniukas su plaukiojančiam žuvytėm ir staliukai lauke. Nuostabus restoranas ir tikrai turi staliukų va lauke, matosi. Pasirink, ką iškeps. Dar tik pradeda ruoštis pietum, tai aš čia tik tai fragmentus galiu nufilmuoti. Didžiulis restoranas, labai didelis, daug visokių erdvių. Išėjom į pagrindinę teritoriją, labai gražus, labai graži pagrindinė teritorija. Sakau, toks Dominikos stiliaus ir drąsiai pretenduoja labai gerus, kas mėgsta turkiškus viešbučius. Labai gaila, kad viešbutis neturi viskas įskaičiuotas sistemos, bet turi full boardą, tai reiškia pusryčiai, pietus, vakarienė, tik tai gėrimai nėra įskaičiuoti, bet gėrimai Ispanijoje nėra brangus. 7 baseinai viešbučio teritorijai. Akių džiaugsmas,
kiek gėlių, kaip viskas pedantiškai sutvarkyta ir tie balti gultai kaip gražiai atrodo. Nors žmonių ir nėra, apsauga vaikšto. Labai gražios erdvės ir negali sakyti, kad viešbutis miesto tipo. Viešbutis tikrai turi pakankamą teritoriją ir iki jūros čia yra netoli. Kokios 5 gal minutės eiti nejau, bet pamatau, kad netoliese. Tikrai fantastiškos 5 žvaigždės. Ir dabar sužinau tą fainą mintį. Viešbutis yra sukurtas taip, kad čia yra plaukimo baseinas, o viršuje yra plaukiantys žmonės. Labai fainai. Ir iš viršaus iš tikrųjų jie taip ir atrodo, lyg plauktų. Užkilame į 3 aukštą. Bamboo Pool Club ir restoranas. Į šitą restoraną gali ateiti žmonės ir iš gatvės. Kaip gražu. Kokia muzika, kokie vaizdai. Viešbutis per kovidą pasistatęs, visiškai naujas ir... Junior suite kambarys Atzavara viešbutyje. Kriauklės yra atvirai, 2 kriauklės stoja, bet kaip gražu. Super, super. Neatidarinėsiu tų dušų, yra ir vonia, matau, ir tualetas. O kambarys tai yra nerealus. Su sofa. Prieinu, matau, kad čia iš miegamojo vaizdas į vonią ir negi neužsidaro. Neužsidaro vaizdas į vonią. Kambaryje yra vanduo. Kosmetika yra, nepaminėjau. Kavos aparatas. Ir išeinam į terasą. Vau, ir netgi plaukioja žuvytės, matom iš viršaus baseine. Nuostabi teritorija, nuostabi. Man šiek tiek primena Lopesan, tikriausiai daug kas iš jūsų esat buvę Lopesan. Kas esat buvę Dominikoje? Stilingas, modernus. Atzavaros viešbučio standartinis kambarys, jie jį vadina design, toksai pavadinimas, daug gražiau skamba negu standartinis. Atskirai.
tualetas, atskirai dušo kabina, kriauklės, atkreipkite dėmesį, yra atviros. Ir labai gražus jų dizain kambarys, labai jaukus. Išeikime į balkoną. Čia vaizdas yra į viešbučio parkingą. Bet aš visada sakau, pakelkite žvilgsnį aukštyn nuo parkingo ir pažiūrėkite į Santa Susana miestelį. O čia dabar įėjimas ir prasideda pool, penthouse numeris. Jau matėt laiptai kokie. Wow, wow, wow. Vaizdas į Santa Susana miestelį. Balkonas tai toksai paprastas, bet numeris įspūdingas, per du aukštus. Vonia ir vonios uždaryti niekaip negalima. Čia matosi iš koridorių kriauklė. Akzavara kosmetika. Kas čia dar vienas? Čia yra atskirai tualetas. Ir lipam į antrą aukštą. Ir užlipam į antrą aukštą. Penthouse kambario. Antrame aukšte yra antras vonios kambarys. Atskirai dušas tualetas. Užlipam ir dar viena terasa ir va kur yra tas pool, kurio vardu ir pavadintas numeris. Pool penthouse, tai reiškia su baseinu. Design kambarys, bet su vaizdu į jūrą. Visiškai tas pats, tai čia aš jau per daug nedetalizuoju. Keistas kažkoks papas kambarį. Ir pažiūrim, kaip tas vaizdas į jūrą. Visada tokiuose gražiuose viešbučiuose labai apgailiu, kad nėra saulės.